Sveiki, mielieji! Pristatome šios savaitės pletkus. Ispanijos baldų gamintoja OHEA sukūrė elektroninę lovą, kuri žmogui atsikėlus pati pasikloja. Išmaniojoje lovoje įtaisyta automatizuota sistema, kuri ima veikti praėjus 3 sekundėms po to, kai žmogus atsikelia. Iš šonų įtaisytos mechanizuotos rankenėlės suima antklodę už kraštų, volelį lėtai ją užtraukia, o svirtis kilsteli pagalvės. Automatizuota sistema pakloja lovą vos per minutę. Gamintojai užtikrina, kad mechanizmas nepradės veikti žmogui dar gulint lovoje. Bet kuris londonietis žino, kad automobilio parkavimas sostinėje yra itin sudėtingas reikalas. Todėl daugelis jų užjaučia turistą, priverstą skaudžiai sumokėti už savo klaidą. Verslą studijuojantis studentas sužinojo, kad ne vietoje pastatęs automobilį gali sulaukti ne tik baudos, bet ir rasti jį susprogdintą antiteroristinių pajėgų. Nimo nelaimės prasidėjo, kai po 24 valandas trukusios kelionės iš Velso jo automobilis ėmė gesti važiuojant aplink parlamento skverą. Tačiau priartėjus prie pat bendruomenių rūmų ir Westminsterio abatijos mašina visiškai sugedo. Vyras iškvietė techninę pagalbą ir jos belaukiant nusprendė pasivaikščioti. Ant automobilio palikęs užrašą: "Mielas sere ar madam, ši mašina yra sugedusi. Aš tik laukiu atvykstant techninės pagalbos. Prašau, nebauskite. Ačiū, nuoširdžiai jūsų." Tačiau vairuotojui vos tik pasišalinus į vietą netrukus atvyko policija, kuri nusprendė, kad automobilis gali būti užminuotas. Todėl vietovė buvo evakuota, o prie nelaimingojo turisto Ford Mondeo pritaisytas negalingas sprogmuo, turėjęs neutralizuoti tariamai viduje esančius sprogmenis. Sugrįžęs prie automobilio, studentas rado jo galą sumaitotą policijos sprogmens, o ant stiklo be to dar puikavosi ir baudos kvitas už parkavimą neleistinoje vietoje. Viename Indonezijos draustinių Sumatros raganosių patelė atsivedė jauniklį. Šis atvejis tik 4 nelaisvėje per daugiau kaip 100 metų, sako aplinkos apsaugos specialistai, kurių viltis išsaugoti šią rūšį sustiprėjo. Ratu atsivedė patinėlį. Mama ir kūdikis jaučiasi puikiai, sakė zoologas dirbantis draustinyje, esančiame pietinėme Sumatros salos pakraštyje. Anksčiau 3 Sumatros raganosiukai nelaisvėje pasaulį išvydo Jungtinėse valstijose, Cincinnati zoologijos sode, Ohajo valstijoje 2001, 2004 ir 2007 metais. Sumatros raganosiukai atsidūrė prie išnykimo ribos. Malaizijoje ir Indonezijoje jų beliko mažiau kaip 200. Per pastaruosius 20 metų jų sumažėjo per pusę. Prie to prisidėjo ir brakonieriai. Krepšininko Simo Jasaičio draugė Oksana Pikul nebeslėpė, kad svajoja apie vestuves ir vaikus. Natūralu, kad moteris labai nori vaikų, ypač tokio amžiaus. Aš labai myliu vaikus ir ateityje jų norėčiau, sakė dainininkė. Dienraščiui Kauno diena interviu davusi Oksana Pikul patikino, kad vaikų nori jau dabar.
tiesa, prieš tai ji ketina ištekėti ir vestuvės yra vienas iš jos artimiausių planų. 28 metų moteris sakė, kad tuoktuvių šiemet greičiausiai nebus. Šią vasarą nelabai. Mano vyras, tai yra antroji pusė, sportuoja. Nebent skrisčiau į Hjustoną tekėti. Pikul teigia, kad vestuvių šventė bus artimiausių žmonių būryje. Mano vertybė yra šeima ir santykiai šeimoje, sakė ji. Oksana Pikul neslėpė, kad pasilsta Simo Jasaičio, tačiau džiaugiasi, jog buitis neužgožia santykių. Nors ir būdami kartu nejaučiame monotonijos. Ateityje, žinoma, viskas gali būti kitaip, kai atsiras vaikučių. Dienraščiui sakė moteris. Treniruotės kartu su Lietuvos vyrų krepšinio rinktine Dariui Songailai padeda atitolinti mintis apie skaudžias permainas asmeniniame gyvenime. Šiais metais su amerikietė Džeki turėjo švęsti santuokos 10-metį krepšininką šampano taurės už vedybinę laimę nepakels. Pora prieš 3 mėnesius oficialiai išsiskyrė, o kartu negyveno jau 1,5 metų. Anksčiau nevengęs kalbėti apie santykius su žmona, Darius Songaila pastaruosius metus vis rečiau viešai ištardavo jos vardą. Kad griuvo lietuvio ir amerikietės santuoką žinojo tik Dariaus tėvai, sesuo ir artimiausi draugai. Prieš 1,5 metų krepšininko šeimoje prasidėjusius nesutarimus pavyko nutraukti tik skyrybomis. 13 metų, iš jų beveik 10 santuokoje, su amerikietė praleidęs lietuvis vėl vienišas. Šių metų gegužės pabaigoje į Lietuvą grįžęs Darius Songaila garsiai negvildena priežasčių, kodėl iširo jo ir amerikietės santuoka, tačiau paklaustas apie neseniai įvykusias skyrybas neslėpė. Taip, mes su Džeki nebe kartu. Nauja mylimoji Dariaus širdies dar nepavergė. Dariaus Songailos dukra Meilė liko gyventi su buvusia žmona Šiaurės Karolinoje. Buvę sutuoktiniai ten pasistatė didžiulį namą ant ežero kranto. Apie sudužusią santuoką skaudu kalbėti ir Džeki. Susisiekus su amerikietė telefonu moteris mandagiai paaiškino, kad ši tema jai drasko širdį. Atleiskite, bet kalbėti apie tai man per sunku. Po skyrybomis pasibaigusio audringo romano su operos soliste Ona Kolobovaitė ir sužadėtuvių su dabartinė mergina Renata Uzielkaitė, aktorius Marius Jampolskis su oficialia sutuoktine Aiste Jampolskienė išsiskyrė teisme. Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo teisėja Jūratė Trinkūnienė atvertė abiejų sutuoktinių prašymą išsiskirti bendru sutarimu. Aktoriaus ir jo žmonos santuoka buvo nutraukta per keliasdešimt minučių. Bendru sutarimu išsiskyręs Marius ir Aistė į teismą atvyko drauge. Jiedu prieš posėdį draugiškai šnekučiavosi. 2010 sausį išaiškėjo slaptas aktoriaus romanas su operos soliste Ona Kolobovaitė po to, kai jiedu praleido romantiškas atostogos Egipte. Įsimylėjėliai buvo įamžinti sugrįžtantys drauge iš Egipto. Staiga išaiškėjęs romanas netruko virsti skandalu, mat tuo metu aktorius buvo vedęs su žmona Aiste augino mažametį sūnų. Mariaus ir Onos romanas baigėsi tų pačių metų pabaigoje. Neilgai trukus žinomas aktorius, TV laidų vedėjas ir dalyvis Marius Jampolskis viešumoje ėmė rodytis drauge su kita mergina Renata Uzielkaitė. Pora jau seniai nebevengia viešumos, drauge keliauja ir jau yra susižadėję. Aktorius savo naujausiai mylimai pasipiršo dar neišsiskyręs su savo sūnaus motina. Scabba-dooby-dooby-dooby-wibba, a scoop-baba-dooby,
Pirmadienį Rūtai Ščiogolevaitei sukako 31 metai. Gimtadienio rytą dainininkė pasitiko ypatingai puikios nuotaikos. Skirtingai nei dauguma dailiosios lyties atstovių, savo asmeninės šventės jauna moteris tikino niekada nesistengianti nuslėpti ar apsimesti, kad tokios datos kalendoriuje apskritai nėra. Mėgstu tradicijas, man patinka šventės. Tikrai neprotestuoju ir nemaištauju prieš tokias progas, prisipažįsta sukaktuvininkė. Jei yra galimybė ir nuotaika, visada smagu pažymėti tokias dienas kaip gimtadienis. Tiesa, šiais metais Rūta Ščiogolevaitė didelių iškilmių neplanavo, tačiau visai ne dėl to, jog prieš kelias dienas ji pateko į nelaimingą autoįvykį. Kažkaip nepagalvojau apie šį gimtadienį. Į Lietuvą iš kito pasaulio krašto yra atvykęs brolis. Norėsiu šiandien su juo pabendrauti. Ilgiau pagalvojusi, dainininkė susimąsto, kad ji niekada ir neturėjusi pompastiškos gimtadienio puotos. Dažniausiai stengdavausi paminėti šią progą gamtoje, bet ypatingai didelės šventės niekada neturėjau. Jums nebuvo tokio noro, neslėpė Rūta.